Seimo narės ir buvusios Trakų merės Editos Rudelienės dukters širdies draugų keistomis aplinkybėmis byra pelningi Trakų rajono savivaldybės užsakymai. Jis remontuoja būstus, tvarko kelius ir atlieka kitus darbus už savivaldybės pinigus, nors šio asmens įsteigta mažoji bendrija iki šiol nėra vykdžiusi jokių darbų ir deklaruoja turinti vos vieną darbuotoją. Trakų rajono gyventojai ir vietos aktyvistai pastebėjo, kad vieną asmenį susijusi su Seimo narės Editos Rudelienės šeima nei šio, nei iš to ėmė lankyti sėkmė. Kaip iš gausybės rago pasipylė pergalės savivaldos viešuosiuose pirkimuose. Aš manau, kad tai yra kažkokia akivaizdi sistema, kaip yra įsisavinami mokesčių mokėtojų pinigai. Deividas Urbanavičius, kaip kalba trakiškiai, yra Seimo narės Rudelienės dukros Gretos Rudelytės širdies draugas. Vyras kiek daugiau nei prieš metus įkūrė mažąją bendriją pavadinimu Dubau. Ir tai bendrijai vos su vienu darbuotoju pradėjo stulbinamai sektis. Dukros reiškia draugas. Čia viena iš įmonių, kurių taip akivaizdžiai mano akim bando piknaudžiauti, neturėdama kompetencijos. Jeigu jauni žmonės kažkokį verslą daro, tai man atrodo, nėra blogai. Rudelienės nesantuokinis žentas savo įmonėlę įregistravo Šakių rajone, bet veiklą ėmė vykdyti Trakuose. Pagal Trakų savivaldybės užsakymus ėmė remontuoti savivaldos žinioje esančius socialinius būstus. 2004 m. vasario mėnesį Trakų rajono savivaldybės administracija pasirašo su Rudelienės dukros draugu sutartį dėl buto remonto darbų Lentvaryje už nekuklę 18 147 eurų sumą, vos 30 kvadratinių metrų ploto patalpoms remontuoti. Į akis krenta atliktų darbų įkainiai. Pavyzdžiui, už daugiau nei 4 000 eurų Urbanavičius išmontavo kieto kuro krosnį. Nemanot, kad tai yra auksinės kainos, taip švelniai tariant? Tada reikėtų pasikreipti, kodėl Sistela meta tokius įkainius. Tai jūs parodykit mums tą specialistą, kuris paskaičiavo, kad už pečiaus išmontavimą reikia sumokėti 4 000 virš eurų. Aš žinokit, nesu statybininkė, bet tikrai pasitikiu savo darbuotojais ir kad jie darbą atlieka tinkamai ir teisingai. Iki šių metų spalio pradžios su Seimo narės Editos Rudelienės dukros draugu pasirašomos dar 3 sutartys ir bendra darbų suma pasiekia arti 100 000 eurų ribą. Tačiau pati Rudelienė esą apie tai girdi pirmą kartą. Pone Rudelienė, ar jūs su dukra bendraujat tokiais klausimais, nežinau, asmeniniais gyvenimo, kaip sekasi jos draugui, aplamai ką veikia, kokia veikla užsiima, ar apie tai nesišnekat? Mes žinoma, kad šnekame su vaikais ir daug. Ir apie tai nepasipasakoja jums? Šiuo atveju tikrai nežinau, žinokit, ne. Įdomu tai, kad visose Rudelienės nesantuokinio žento laimėtose sutartyse sąmatos svyruoja ties 15 000 eurų be PVM riba, o mažos vertės pirkimai galimi, kai suma neviršė 15 000. Todėl savivaldybė gali rinktis įmonę, kokią tik geidžia. Kaip buvo pasirinktas tiekėjas? Mažiausios kainos principų, pažinčių principų, kaip? Dažniausiai apklausa vykdoma taip, kad... Šiuo atveju? Kad yra apklausiami 3 tiekėjai ir tiekėjas, kuris pasiūlo mažiausią kainą, laimi konkursą. Kokie dar tiekėjai jūsų žiniomis buvo apklausti? Žinokit, turėčiau pasitikslinti, sunku šiai dienai atsakyti. Trakų savivaldybės administracijos direktorė, kuri raitė savo parašus ant sutarčių, užtikrinančių pelningus užsakymus Rudelienės neoficialiam žentui teisinasi, kad viskas yra skaidru ir sąžininga. Kaip pasirinkta buvo ji kaip laimėtoja? Nežinau, ji neturėjo jokios patirties absoliučiai vykdyti tokius darbus. Ji buvo ką tik įsteigta. Tokios kažkokios ypatingos reikšmės, kodėl šita įmonė ar kita įmonė, tai irgi negaliu atsakyti. Tiesiog kreipėsi, buvo įtraukti tiekėjų sąrašus. Trakų savivaldybės gyventojai kraipo pečiais ir nesistebi, kad jų rajone sekasi tik tiems, kurie giminystės ar draugystės ryšiais susiję su vietos valdžia. Sėkmė per pažintis – įprasta praktika Trakuose. Žinot, ką aš jums pasakysiu, pas mus Lietuvoje čia ne pirmas atvejis. Jei būtų tiesa, tai labai negražu, bet kad turbūt visur tas pats. Trakų opozicijos atstovai dėl viešumon iškilusių detalių, pasirenkant politikės Rudelienės artimus asmenis, remontuoti Trakų savivaldybės socialinius būstus ir vykdyti kitus darbus, žada kreiptis į vietos antikorupcijos komisiją ir kitas instancijas, kad šios atsakytų, ar viskas buvo skaidru skirstant savivaldybės lėšas.